Vasiliauskas 18 numeriu, komandos pagrindinis atakų organizatorius Aidas Bakutis žaidžia pirmoji numeriu ir trečiasis numeris Tadas Vaičiūnas. Štai toks yra lietuvių penketas, o Nuralpas bitimasis tolimas metimas. Tikėkimės nepasikartos ta liūdna istorija. Pirmajame mače, kada buvo pataikytas vienas metimas iš 20, Vaičiūnas surinko 16. Turkijos komandoje bitimas su 17 taškų buvo rezultatyviausias čia tas momentas, kurį ką tik tai minė. Su juo Kozys. O čia reikia būtinai Kišūnui pagalbos, reikia keistis gynyboje. Kišūnas privalo išeiti. Duranas 3 varžovų lyderiai. Čia nieko naujo visiškai. Čia nieko naujo visiškai, o bitimas iš po krepšio dabar pat kartą. Sėkmingai metė iš toli, dar vieną tritaškį pridėjo Tadas Vaičiūnas iš viso 12. Žaidėjų suolo, visi kiti 11, mažiausiai bent 6 minutės žaidė. Elvis jos į kontrataką, 5 prieš 4. Mustafa šiek tiek persistengė. Čia vėl sprogstamai taip pat. 35 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Konukas tik pasirodęs aikštėje. Bitimas. Plastiškai ir minkštai užbaigia ataką. Nebuvo. Burakas Trišenas netaikliai. Ir apsigina lietuviai. Šansas išlyginti rezultatą. Ojojoj. Vitalijus Kozys tiesiai į rankas atiduoda. O 2 atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir su 11 taškų. Pagal rezultatą Vitalijus. Bitimas. Savuoju stiliumi drąsiai iki galo pelno 18 savo tašką. Vėl išveda į priekį Turkijos rinktinė.